Nu ir šituo momentu yra labai svarbu tėvų ir specialistų kontaktas, nes kuo daugiau mes kalbėsim, tuo greičiau pasieksim tą bendrą rezultatą. Kuo daugiau tėvai atsižvelgs į namų užduotis, nes iš tikrųjų vienas iš kineziterapijos yra tikslų parodyti, ar ne, vaikui ir tėvams, kaip pakeisdami tam tikrus kasdieninius įgūdžius galim pakeisti ir vaiko judėjimą. Praeitą savaitę buvau krepšinio stovykloje ir labai faini buvo mano mokytojas iš Olandijos ir mes kartu konsultavom. Ir jis taip paprastai konsultuoja, jis atėjo, pasižiūrėjo, ten sako, nu va, tu eini ant pirštų galų, ar ne? Tavo kaklas visada įtemptas, nes tu eini ant pirštų galų. Jeigu tu pritaikytum avalynę arba nusileistų tavo kulnai, ar ne, ištemptumėm achilą pakankamai, tavo kaklas atsipalaiduotų. Ir kol tu nenuleisi kulnų, tavo kaklą visada tu gali masažuoti, gali pratimus daryti, bet kol tu nepakeisi savo kūno biomechanikos, tol tau nepasikeis galvos tie skausmai ir įtampa nepasikeis. Pavyzdžiui, selektyvinė dorzalinė rizotomija, jinai ir pakeičia tavo tą visą atpalaiduoja tos spastiškus raumenis, mes galim vaiką pastatyti taisyklingai, ar ne, sustiprinti tos raumenis taip, kaip mums reikia, nes nebeveikia iš centrinės nervų sistemos į stuburo smegenų tą spastiką ir mes galim padaryti taip, kad taisyklingai ir atsipalaiduoja kitos vietos, viso kūno laikysena pasikeičia ir mes galim pasiekti labai gerų rezultatų ir tie rezultatai ne vien Elės atveju džiugina, bet ir kitų vaikų.